jeigu neuždirbam, taip sunku kompensuoti, o jei tam skolinasi, kad kompensuotų, tai už tai mokės kiti ateity. Deja, taip, prašau, jaunimas. Yra atskirų politikų planuose ir ES kai kurių institucijų. Taip, Europos saugumo ir gynybos politika, kai kas norėtų, kad jinai taptų visiškai bendra, tokia NATO, nežinau, ar tinkamas pavyzdys, nes ten kiekviena šalis turi veto galimybę. Jeigu nesutinka su kokiu nors siūlymu, gali arba pati nedalyvauti, arba vetuoti. Ir žinoma, Amerika ten turi daugiausia balso. Dėl ko klausiu, dėl to, kad visa ta prekyba, tos laisvos sienos, man, pavyzdžiui, kaip paprastam žmogui sudaro tokį įspūdį, kad siekiama sukurti tokią vieną didelę valstybę, nu tiesiog kaip JAV, Rusija. Taip, kai kas norėtų, kad taip įvyktų, yra seniai naudojamas terminas Jungtinės Europos valstijos, kurį šitą terminą naudoja tie politikai, kurie norėtų, kad ES taptų federacija. Bet aš manau, kad toks scenarijus yra visiškai sunkiai tikėtinas, nes skirtingai negu Jungtinėse Amerikos valstijose pas mus žmonės pirmiausia save sieja su savo valstybe, o ne su ES. Ir tai rodo ir visuomenės apklausos, tai rodo ir balsavimas, kiek mūsų balsuoja rinkimuose į Europos parlamentą. Paskutiniuose rinkimuose balsavo 20% visų žmonių. Kodėl? Todėl, kad jūs girdit, kaip kandidatai į tą instituciją diskutuoja tai, kas aktualu jum, bet jie nei vieno iš tų jum aktualių klausimų negalės spręsti, jeigu bus išrinkti. Tai yra paradoksali situacija. Tam, kad jie galėtų spręsti tuos klausimus, mes turim save tada sieti su ES ir laikyti pirmiausia jos piliečiai save. Ar tai reiškia, kad mes mielai mokėsim už graikus? Abejoju. Apklausos rodo, nėra norinčių daug jokioj šaly mokėti už kitos šalies bėdas. Pavyzdžiui, ar danam aktuali nedarbo problema, kuri labai aktuali ispanam. Ten pusė visų jaunimo apklausiamųjų neturi darbo. Trečdalis šiaip visų dirbančiųjų neturi, galinčių dirbti neturi darbo. Danijoje tai yra 6, man atrodo, 5%. Tai neaktualija. Tai šalių skirtumai tokie dideli, kad dėl to aš manau, ta federalinė vizija, jinai kol kas tikrai nereali. Ir tie, kas ją spaudžia, yra norinčių ją kuo greičiau. Ir nori pasinaudoti krizę, kad ją įgyvendintų. Ir žinoma, gynyba, saugumas irgi yra tos rytis, kur norėtųsi, kad visa ES turėtų bendrą poziciją, kalbėtų vienu balsu. Bet jeigu tai bus spaudžiama per greit, aš manau, tai gali lemti, kad iširs ir tai, kas dabar sukurta. Tiesiog žmonės tiek pasipiktins, kad mes bendrąją rinką suardysim, kuri, mano